14 kartų. Tiek išaugo migrantų iš Vidurio Azijos šalių skaičius Lietuvoje pastaraisiais metais. Dabar jų šalyje yra apie 20 000. Žiniasklaida mirga antraštėmis apie besiformuojančius migrantų kvartalus Vilniuje, VSD skelbia ataskaitas apie grėsmes, kurias kelia šie žmonės. Jiems būdingos antivakarietiškos, antisemitinės nuotaikos, polinkis radikalizuotis, o kartais ir polinkis į terorizmą. Negalime apsimesti, kad nematome šių grėsmių, negalime apsimesti, kad nematome besikeičiančio Vilniaus, o po truputį ir visos Lietuvos veido. Vis dažniau tai nebe tik statistikos eilučių, bet mūsų kasdienybės reiškinys.